Labas moteris. Sako, žinot, moteris turi veidą tokį, kokį nusipelno, ypač, aišku, vyresnės moteris, bet manau, kiekviena moteris mes nusipelnome būti ir gražios, ir laimingos, ir savim pasitikinčios. Tik tai, žinoma, gyvenam, nu ką, ir renkamės tuos perliukus gyvenimo, tai kiekvienai linkiu juos atrasti, visus svarbiausiai. Štai mano tikrai prisideda prie mano grožio, odos, lygumo, spindesio kosmetika iš Pietų Korėjos, jau beveik metai laiko naudoju, tikrai žinau, nieko nesu geriau turėjusi iki mano 52 metų, gelinis prausiklis. Ir visa kosmetika yra ir vitaminai C, antioksidantai, baltojo lotoso savybės, vienos geriausių, fermentuota, žinokit, nuo pirmo prisilietimo pradeda jaustis rezultatas. Tai jeigu jūs nenusiprausite veiduko, galite tepti kremus ir aukso dulkiam kažkokius tai kitokius naminius, jūsų veidui tikrai nepadės. Tai kosmetika sutvarko ir tuos ypač pirmases, gal raukšlytes, bet įlygina, gaivina, nuima jautrumą. Tai prausiklis, kuriuo aš prausiuosi ir rytais, ir vakarais, tarp kitko, žiūrėkit, kokia didelė pakuotė, 200 ml užtenka daugiau kaip pusę metų. Tonikas taipogi probiotinis, jau jums bus toksai labas rytas jūsų veidui, kur tikrai paruoš jūsų veidą ir nuramins jisai, ir sutiks drėkinimo, ir sekančiam kremui serumas, ir tada kremas yra pagrindiniai produktai, prausiklis, tonikas, serumas ir kremas, taipogi probiotiniai, užtenka labai ilgam. Pakių kremukas, tai toksai sodrus, paakiam, aš pasidarau masažiuką ir žinoma paskui eina esencija ir esencija losjonas. Ir kas moteris norite, galite užsidėti taipogi kaukę kartą į savaitę. Yra aprašymai visi, nuostabi kaukė. Ir dar pasidalinsiu keliais perliukais. Tai moteris tikrai atradau pirties naudą ne tik tai visai sveikatai, bet tikrai veidui. Vakar vėl vakare buvau pirty. Tiesiog veidas, nieko nereikia, jokių, aš jau žinot, aš niekart gyvenime nesu buvusi kosmetologijos kabinete ir nesiruošiu eiti, bet produktus tikrai renkuosi labai atsakingai, rekomenduoju pirtis, mankšta, kiekvieną rytą mankšta, sujudinimas kraujotakos, nežinau, deguonies, ląstelių, viso kūno nuo pakaušio iki pat pėdutės, joks kremas, jokie masažai, jokios invazijos, procedūros, technikos, robotai, bet kas jums nesuteiks tokios naudos, kada jūs pati neišmoksite pasidaryti savo mankštą viso kūno. Pasižiūrėkit, ar sušylat, ar pabėgat, ar paeinate greičiau, ar porą pratimukų. Jaučiate kaip taip, toksai šiluma viso kūno. Tai būtent jinai pasiekia ir mūsų veidą moteris, ir mitybą moteris. Jeigu jau pradeda vysti veidukas, leidžiasi žemyn, raukšlelės, tai pats pirmutinis irgi dalykas, žinoma, poilsis, miegas, bet maistui turi atkreipkite dėmesį. Didinti baltymų kiekį moteriai. Ir nes raumenukai, veide taip pat yra raumenukai, rankytėse raumenukai, kojytėse, krūtinės ląstoje visur. Nyksta mūsų ta raumenų masė, raumenukai ir kas, ir nyksta taip pat mūsų veidukas ir jisai leidžiasi šiek tiek žemintų. Tai va, atėjo laikas atkreipti dėmesio į save, mylėti save ir žinoma gerai mums visiems dovanoti dovanas, bet nepamirškite, kad geriausia dovana ir kitiems esate, kada pati moteris ta dovana šypsosi laiminga, tai ir aplinkiniam, ir šeimai yra didžiausia dovana, tai kviečiu sau rasti laiko ir sau pasidovanoti dovaną. Save ir sau šypseną iki. Gyti galima Kaune, pas mane butike ir tiesą moterim siunčiu visoje Lietuvoje ir visame pasaulyje. Štai vėl pakuoju siuntinukus į Airiją. Dėkoju. O malonus, natūralus gyvos jausmas. Iki.